Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. Šiandien papasakosime jums apie tai, kur galima pradėti lenktyniauti ralį, jeigu jums nepasisekė ir tarkim mūsų realybės šou nelaimėjote. Paprasčiausias būdas pajausti tikro ralio skonį yra Lietuvos mini ralio čempionatas. Šiose lenktynėse į kiekvieną etapą suvažiuoja po daugiau kaip 100 ekipažų su pačia įvairiausia technika. Čia galima pamatyti ir svečių teisėmis lenktyniaujančius lietuviško ralio lyderius, kurie tokias lenktynės išnaudoja kaip savo treniruotę, galima su jais pasilyginti laikus. Tačiau čia yra nemažai ir tokių, kurie žengia tik pačius pirmosius žingsnius ralio lenktynėse. Išsitraukia iš garažiuko bet ką, kas dar juda ir bando patenkinti savo adrenalino badą. Tebūnie tai senas Žiguliukas, Civikas ar Opeliukas, viskas tinka. Tiesa, nuo šių metų jau privalomi minimalų saugos lankai. Nuo kitų metų Automobilių sporto federacija žada dar labiau sugriežtinti saugumo reikalavimus ir reikalaus visaverčių saugos lankų, juk saugumas yra aukščiau visko. O šie metai parodė, kad greičiai čia labai dideli, lekiant net ir su labai senu automobiliuku. Ir menkiausia klaida gali baigtis pakankamai skaudžiai. Na, bet šį kartą ne apie skaudulius. Taigi, susivirinate minimalius saugos lankus, užsimetėte šalmus ir pirmin. Nebūtini net sportiniai kombinezonai, taigi biudžetas gali būti išties nedidelis. Lygiai taip pat nuo mini ralio, kaip jau pasakojame ankstesnėse laidose, šiemet savo ralisto karjerą pradėjo ir mūsų realybės šou sumanytojas Tomas Žekonis. Į šturmano kėdę pasisodinęs Evaldą Kvederį jis visgi pasiruošė rimčiau, išsitraukė Mitsubishi Lancer Evo. Taigi, šių metų Lietuvos mini ralio čempionatas tai 6 etapai, lygiai tiek pat, kiek ir visaverčiame ralio čempionate. Tiesa, lenktynės 2 ar netgi 3 kartus trumpesnės. Greičio ruožai trumpi, jų mažiau, todėl viskas vyksta kompaktiškiau, greičiau, paprasčiau ir svarbiausia, pigiau, bet ne mažiau azartiškai. Pirmas etapas ralis Plungėje baigėsi mūsų Nordis Racing Team komandos debiutantų Tomo ir Evaldo puikia pergalė. Antras Plungėje liko Benas Trumskis, trečias Liudas Šimkus, tik ketvirtas Klaudas Bučinskas. Beje, visi jie yra mūsų realybės šou dalyviai patekę į finalus. Antras etapas Juodupės ralis, čia jau Benas Trumskis atsirevanšavo Tomui ir laimėjo. Tomas liko antras, Tadas Gombrevičius, trečias Klaudas Bučinskas ir vėl ketvirtas. Trečias etapas Ukmergės ralis. Čia susirinko kone 100 dalyvių. 2 greičių ruožai vyko ir netoli esančioje kroso trasoje, taigi susirinko nemažai ir žiūrovų. Kaip visada, bent porą dešimčių ekipažų iš lietuviško ralio čempionato atvažiuoja pasitreniruoti ir Ukmergė nebuvo išimtis. Pastebėjome ir vieną įdomų ekipažą. Rokas Steponavičius ir Dovydas Ketvirtis yra lyderiai lietuviškame ralio čempionate. Tačiau čia jiems kažkaip keistai sekėsi. Atrodė, kad Rokas važiuoja kažkaip ne taip lėčiau ir ne taip užtikrintai. Tačiau priežastis paaiškėjo atvažiavus į servisą. Pasirodo, abu sportininkai susikeitė vietomis. Rokas sėdo į šturmano kėdę, o prie vairo sėdėjo Dovydas Ketvirtis. Tiesa, nuvažiavo jie nelabai toli. Dovydas iš neįpratimo pagadino automobilį. Mat kiekvieno greičio ruožo starte yra taip vadinamo starto kontrolės sistema, kai prieš startuojant reikia laikyti rankinį stabdį ir jį atleidus akseleruoti. Dovydas greičiausiai iš nepatyrimo startuose vis perlaikydavo tą nelemtą rankinį ir dėl to galingas variklis greičiausiai nusuko vieną pusašį. Ekipažas nutarė nutraukti lenktynes ir nelaužyti mašinos, visgi juk važiuoja tik savo malonumui. Tačiau įspūdžių pakako abiem. Gan patiko, malonu. Gali būti, kad dar kažkur tai išvažiuosim, paprašysim Roko. O kaip sekėsi? Kodėl sutarėt? Visą laiką norėjai pavažiuoti, ne? Ne, važiavau, kaip nuo praeitų metų važiavau Žiedė. Tai Žiedė tokiais gan nemažai žingsniais šaliuojami priekį, sakykime, ir sugalvojau, Rokas jau nuo žiemos kalbino, sako, davai žiemą važiuojam, raliai. Bet kažkaip nedrįsau, vis tiek tas ralis yra toks sakykime, labai sunkus, sudėtingas dalykas, sudėtingas autosportas. Tai kaip nenorėjau iš pradžio važiuoti, bet kadangi Ukmergė, čia viskas kaip ir vietoj, vis tiek tai pagalvojom, kad pabandom, kodėl ne. Ir kaip sekėsi? Gan, sakyčiau, neblogai kaip pirmam kartui. Jeigu nebūčiau dabar užlaikęs to rankinio, nebūčiau nusukęs pusašio, tai būtų gal ir įdomu. Būtų gal ir finišas. Bet dėja,
finišo nėra. Aš norėjau, kad Dovydas pabandytų, nes pats žinau, kad ralis duoda daugiau pasitikėjimo žiedinėse lenktynėse, nes tu čia turi slydimą, o matau, kad jam to galbūt pasitikėjimo savim trūksta, tai dėl to jį grūdau, bet šiaip nebuvo lengvai kalbėti, bet įkalbėjau. Ir kaip sekėsi, nebuvo baisu sėdėti šalia? Ne, baisu nebuvo. Taip protingas bišas, žinai, protingai važiuoja, pasveria savo galimybės. Man buvo baisiau nesuskaityti jam stenogramo, žinai, tai stengiausi, vienam greičio ruože pamečiau, susiradau, žinai, viskas normaliai, smagiai. Nustebino šiame ralyje ir dar vienas ekipažas. Mūsų realybės šou nugalėtojo Marko Buteikio tėtis Aurimas į pagalbą šturmano kėdėje pasiėmė savo jaunesnį sūnų, vos 15 metų Kiprą. Ir nepatikėsite, jie finišavo antroje vietoje, nusileidę tik Ukmergės ralio nugalėtojui Klaudui Bučinskui. Aišku, Aurimas turi neabejotiną pranašumą, jis čia važiuoja tarsi savo kieme. Visos apylinkės žinomos iki skausmo, tad ir savų sienų, tiksliau savų keliukų pranašumas buvo akivaizdus. Su bajerį, sakyčiau, nes pirmi dopai 5, ane? Po pirmą greičio ruožą sugėdavo ir kolonėlę, turėjom be stiprintuvų pavairuoti, bicą užsiauginau. Paskui versmiai susivarėm, užgesom, tiesiog mašina užgeso, ten praradom, o jau po pertraukos atidarėm. Kaip šturmanas? Rekomenduoju. Aš tu sakau, antram greičio ruože pabaigoje padarė klaidą, o visą kitą ralį pompavo tempą, net tokį uždiktavęs buvo. Maladės. Tai gal važiuosit ir daugiau ralių? Ne, mes taip nutarėm, kad mums užtenka pasimėgauti tik tiek. Namuose? Namie, smagu viską. O kaip rezultatą patenkintas? Nežiūrėjau, iš tikrųjų, net nežinau, mes ten analizavom, Klaudai biškį, kratėm po biškį, bet kaip bendrai, nežinau. Na, o laimėjo Ukmergės ralį Klaudas Bučinskas. Realybės šou Ašralistas jis 2 kartus nuėjo iki superfinalo, tačiau laimėti nepavyko. Nepavyko laimėti ir pirmose 2 miniralio čempionato etapuose, bet Ukmergėje jo niekas neaplenkė. Labai faina, labai geri greičio ruožai ir nustebino gruntas iš tiesų. Nes per susirašymus galvojau, kad bus labai blogai po 100 dalyvių, bet tikrai nustebino labai mažai tų vėžų ten tokių didelių. Bet tu daug ką nustebinai. Taip gavosi. Būna limpa greičio ruožai, būna nelimpa, tai šį kartą lipo. O kaip papasakok apie visus greičio ruožus, apie visą ralį? Daug klaidų pridarai? Ne, visą laiką ant kelio, bet tai pirmam greičio ruože buvo labai slidu, tai kartais išslysta galas. Pirmą kartą važiuojant visur slidžiau, bet po to jau antrų kartų visur geras sukrybimas, tai bet klaidų ten visiškai. Bet didžiulių proveržų nebuvo, ne? Ne. Kažkiek minimaliai, bet čia manau, kad turi būti vis tiek pravažiavus tiek mašinų. O kaip versmės kroso trasa? Ten nelipa tas greičio ruožas, tai kažkaip reikia turbūt kitaip važiuoti, reikia turbūt tiksliai, gražiai, tada gal ir būtų tas laikas, o buvo daug slidimų, tai ten ir praradau tų sekundžių. Mūsų Tomas šį kartą liko 4 ir nebe nuotykių. Vienas jų galėjo baigtis miške aukštyn ratais. Išgyvenom ralį tiesioginė prasme. Tokio sunkumo dar šiais metais neturėjau. Tai papasako, kas kodėl? Žodžiu, tai 7 ruožą pravažiavom, biškį tai beveik ant stogo, po to rankas drebėjo, atsileidom, bet šitam paskutiniam apžiūrėjom tą vietą, kur krytom, žiūrim dar vienas guli. Po to pravažiavom ir nespėjom sustoti į stabdymo zoną. Tai taip tiesiai, su priekio, taip tiesiai, nestabdydam. Opa! Bet nieko, finišas yra. Bet tai laikas turėjo būti labai geras, jeigu stabdymo zoną praskridot nestabdydami. Šturmanas sako, gal nestabdom, varom tiesiai. Sakau, norėjau kažką pasakyti, patylėjau, tiesiog galvoju, gerai, varom. Bet laimingas? Sakau, po 7 šito rankos drebėjo belenkai, bet jo, kažkaip laimingas iš tikrųjų baigęs ralį, o ne baigęs krūmas. Nes galėjo ten būti tikrai, jau sukosi galvoj, kaip čia bus, kaip stogą reikės per tiek laiko atkalti ir taip toliau. Šitą situaciją žinoma man. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui.
Ketvirtas miniralio čempionato etapas vyko Kražiuose. Šį kartą susirinko kiek mažiau negu 100 dalyvių, tačiau įspūdingi greičio ruožai sutraukė nemažai žiūrovų. Laimėjęs praėjusį etapą, Klaudas Bučinskas buvo nusiteikęs ir šiame etape pralenkti visus konkurentus. Jeigu jam tai pavyktų, jis taptų viso čempionato lyderiu. Bet Klaudui viskas galėjo baigtis dar pačiame pirmame greičio ruože, kai netoli finišo jo automobilis posūkyje pakilo ant 2 ratų. Tik per stebuklą jis neapvirto. Tai ko gero šiek tiek išmušė sportininką iš vėžių ir jis pirmose greičio ruožuose nebuvo greičiausias. Bet po pietų susikaupė ir laimėjo visus 3 paskutinius greičio ruožus bei tapo nugalėtoju. Po šios pergalės Klaudas tapo miniralio čempionato lyderiu. Antroje vietoje ilgą laiką važiavo Nordis Racing Team komandos lenktynininkas Tomas Žekonis. Į šį ralį jis atvažiavo su labai patyrusiu šturmanu Ervinu Snitkum. Iki pat paskutinio lenktynių kilometro viskas klostėsi labai gerai. Tačiau likus apie kilometrą iki paskutinio greičio ruožo finišo, Tomas viename posūkyje kliudė šieno kūgį. Teko grįžti į trasą atbulomis. Sportininkai prarado beveik pusę minutės, bet svarbiausia, užleido antrą vietą ralyje savo pagrindiniam priešininkui, Benui Strumskiui. Po finišo paaiškėjo, kad Benas liko antras, Tomas tik trečias. Gaila, nepavyko finišuoti taip, kaip norėjom. Biškį kitką išbėgo arčiau negu tikėjomės. Teko ją išversti ir paskui apsisukus praras 20 sekundžių. Užgesam 2 kartus. Ir taip ir baigės. Tokia nata. Tai man. Bet nieko, manau, patirties prasme buvo vis tiek naudinga viskas. Lygiai taip pat likus 2 etapam jie stovi ir bendroje čempionato įskaitoje. Taigi per likusias 2 lenktynės kova dėl miniralio čempionato nugalėtojo titulo bus neįtikėtinai atkakli. Šiose lenktynėse po pertraukos pasirodė ir dar vienas mūsų šou ašralistas nugalėtojas. Patį pirmą sezoną jame triumfavęs Gytis Talerūnas šiam raliui pasiruošė naują BMW. Nors prieš pat ralį tiek Gytis, tiek ir visa komanda nemiegojo kone 2 naktis, kad spėtų paruošti automobilį. Po finišo Gytis buvo nors ir pavargęs, tačiau laimingas. Žinai, man daug emocijų šiaip kaip po pertraukos, tai man viskas faina. Greičio ruožai geri, daug greičio, mineralis, užaugęs mineralio lygis, tai itin gerai. Tai tikrai organizatoriam didelis pliusas ir šaunuoliai svarbiausia didinti kuo saugumą mašinų, nes visi matom, kad greičiai didėja, atitinkamai didėja ir kitos rizikos, bet bendrai tai tikrai man labai patiko. Super. Kražiuose važiavo ir mūsų šio sezono nugalėtojas Markas Buteikis, tiesa šįkart šturmano vietoje, nes padėjo greitėti ir tobulėti Gediminui Ivanauskui. Bet jų pasirodymas truko trumpai, neatlaikė techniką. Antrą kartą geriau sekėsi, pirmą kartą labai komentavau važiavimą, baisu kažkaip buvo, o po to įsivažiavom, antrą kartą jau nebekomentavau, bandžiau pasitikėti, čia sankaba. Būtume įsivažiavę ir viskas būtų gerai jau ten, trečiam. Bet yra kaip yra, nieko nepakeisiu. O, šturmas geras. Kaip jūs manat, ar mes dar išvažiuosim dar kartu, ar neišvažiuosime? Išvažiuosime, matysite. Labai nori. Jaunuolis sakė, tėvų da pamokins, jam truko, kaip sakant, užsivedęs buvo. Sako, nepypsink, nevažiuok skersas, labai griežtas. Nors atrodo, kad būti ralistų yra lengva. Stogas virš galvos, vairas su stiprintuvu, nieko nedarai, tik sukinėji vairą ir darai tai greitai. Tačiau ralis nėra toks jau lengvas užsiėmimas. Nuolatinis stresas, didžiulė įtampa ir maksimali koncentracija atima labai daug jėgų ir svarbiausia, sportininkas turi būti labai gerai pasiruošęs fiziškai atlaikyti didelės ištvermės reikalaujančius krūvius. Kad parodytų, jog ralistai kažko verti, būsimas Lietuvos ralio čempionas Martynas Samsonas su bendraminčiais surengė ralistų triatloną. Reikėjo kaip tikrame triatlone plaukti, važiuoti dviračiu ir bėgti. Iš pradžių 10 km dviračių, vėliau 2,5 km bėgimo, o po to finišą teko pasiekti plaukiant 200 metrų ežero pakrantę. Beje, kaip ir tikrame ralyje, čia irgi nebuvo išvengta taip vadinamų stogų. O po finišo toli gražu ne visi sugebėjo kalbėti. Pirmą kartą dalyvau panašaus tipo renginį. Super. Reikia treniruoti. Prieš pusę metų reikia pradėti treniruoti, tada bus biškai lengviau. Oi, žinok. Ką žinok? Barzda bėga? Ai, plaukai. Skirtumai. Žolės ir visų kitą. Ne. Labai smagu atsitraukti nuo garažo reikalų, prasibandyti. Tikiuosi, kai pabaigsiu visus projektus, matysiu, kur galima tobulėti ir čia
būsim greitesni ir aplenksim Mantą. Ir ne tik. Galvoju antrą kartą gal pralėkti. Ne, rimtai tai sunku. Kas buvo? Bėgimas iš tikrųjų, kas galvojau, kad bus lengviausia. Bet ant dviračio gal labai bandžiau paskubėti ir maždaug jėgas. Bet mes finišė, kaip sakant, su visais ratais. Gyvas. Nežinau, olimpinių normatyvų padariau, nepadariau. Jeigu ką, tai olimpiada. Sekančios varžybos. Jūs pasakėt. Negaliu patikėti, kad įveikiau pati viską. Išgyvenau, bet greit dabar nenorėčiau kartuoti. Da pulsas 110, buvo 100 kiam, 100 piam. Išlipau galvytę, tai žiūriu, sakau, jau viso, aparpalis tai bus. Bet nieko, atsigavau. Kažkaip šį kartą sunkiausia. Jeigu. Visi, kurie finišavo, jau laukia kitą etapą. Tuoj, minutę biškį. Nugalėjo žinoma draugystė. Tai buvo paskutinė mūsų trečiojo sezono laida. Primename, kad jau startavo atranka į 4-ąjį, kuris bus visai kitoks. Mūsų realybės šou keičiasi, kaip keičiasi ir pats ralis. Štai Automobilių sporto federacijos prezidentas žada, kad kitais metais ralio čempionatai atrodys visai kitaip. Mes pasižiūrėsim, kur bendrai koncepcija turbūt pasisuks, nes tai gali būti, kad atsiras gal kokia įskaita papildoma, priklausomai nuo tam tikrų sprendimų, bet N5, reikia žiūrėti, kiek jinai turi potencialo vystytis toliau, bet manau, kad vis tiek tam projektui reikia duoti turbūt galimybę vystytis toliau. Šiek tiek gal ten su patikimumu automobilių yra, taip sakykime, galbūt šiek tiek gaila, kad taip po 3 turbūt automobilius kokius prarandame iš tų 7-8. Tai dėl kažkokių techninių niuansų, tai matomai inžinieriam dar reikia padirbėti su tais automobiliais, o mums galbūt pakoreguoti kažkiek techninius reikalavimus, kad jie galėtų atlikti tam tikrus pakeitimus, kad tie automobiliai patikimesniais taptų. Tai bet ta klasė bet kokiu atveju jinai turi išlikti. N5+, jinai Larch 1 įskaitoj, tai jinai tokia, net nežinau kaip klasė ar apskritai jinai čia, mes galime kažkaip tai vertinti kaip klasė, jinai vis tiek važiuoja to įskaitoje bendrai su visais tais galingiausiais automobiliais. Tai o N5 tuo tarpu turi savo atskirą įskaitą, tai kaip apie klasę tada galima kalbėti, aišku. O tarp 2 ratais varomų automobilių, ar galima laukti kažkokių pokyčių, kažkokią perspektyvą galvojat? Su, sakykime, L9, jeigu mes kalbam, aš dar kalbėsiu klasių pavadinimais neįskaitom, tai L9 BMW, kurie yra iki 3,5 darbinio tūrio, manau, kad šiaip tai jau yra tokie automobiliai, kurie pasidarė labai brangus. 3.2 tas emkinis motoras, iš ties jisai yra brangus ir su įvestavus dar, sakykime, atitinkamai ten motorsportinių dalių jis pasidaro dar brangesnis. Tai tikrai gana prabangu važiuoti ten, ką važiuoja Trapuila arba važiuoja Tamašauskas. Tai nežinau, kiek jinai dar turi galimybių tą klasę likti, bet aš turiu minčių apie variklį, kuris yra naudojamas N5 automobiliuose. Tai yra 1.6 turbo variklis, kuris buvo BMW taip pat montuojamas automobiliuose. Jisai galėtų tapti iš tikrųjų gana nebloga alternatyva, tik tiek, kad dar su juo, sakau, reikia kažkaip susidraugauti šiek tiek. Tai žiūrint tas problemas, kurios yra su N5, jas išsisprendus, aš manau, kad galima būtų čia nacionalinę homologaciją tokio variklio daryti ir jį leisti naudoti L9 ir lygiai taip pačiai BMW leisti naudoti, sakykime, apribotą versiją to variklio. Tai yra tokia idėja. Sprintas greičiausiai, kad turėtų kažkaip susilieti su Mineraliu arba su Larchu, atitinkamai kaip dalyviai norėtų, sakykime, ar turėti tą formatą Larcho su daugiau kilometrų ir šiek tiek konkurencija, sakykime, su galingesniais automobiliais, ar tada pasitrauktų į Mineralį ir galėtų integruotis būtent tenai, nes dėl techninių reikalavimų, sakykime, Mineralyje tikrai gali su savo automobiliais be problemų ten integruotis. Tai tiek SGC ta įskaita, kuri iš principo tenkina reikalavimas SG, tiek tada ten tos OC įskaitos, kur iš principo automobiliai nėra apriboti, tai yra larčiniai automobiliai. Tai aš sakyčiau, kad kažkaip turėtume eiti tokiu keliu,
taip siūlyčiau turbūt ralio komitetui galvoti, tai ralio komitetas bet kokiu atveju priims sprendimą, vis tiek jie labiau ten įsigilinę yra į tos reikalus. Tai ir tada, aišku, turbūt čia verta irgi paminėti tam tikrą momentą, kad mes turėjom tokių, sakykime, kažkaip šitie metai tokie, kad turėjom traumų tokių gana skausmingų susijusių su stuburais. Tai ralio varžybų metu porą čia tokių atvejų buvo. Vienas atvejis buvo žiedinėse lenktynėse, tai mes bet kokiu atveju dirbam saugumo klausimais ir čia keletas tų video išėjo tokių šiek tiek parodančių, kaip iš tikrųjų tos traumos nutinka ir ką reikia daryti, kad jų išvengti. Tada kitas momentas, faktas, kad ralis tampa vis greitesnis, taip yra apribojimai vidutinio greičio, sakykime, mineralyje, bet nežiūrint į tai, tam tikrose atkarpose vis tiek automobiliai išvysto labai didelį greitį, medžiai šalia, tai kažkaip nesinorėtų sulaukti iš tikrųjų tos skaudaus atvejo, kai reikėtų gailėtis dėl to, kad neįvedėm papildomų reikalavimų ir, sakykime, neįvedėm pilnų saugos lankų. Tai mano bent jau toks siūlymas iš tikrųjų ir vėlgi ir per apdovanojimų ceremonijas neretai jau pasakau, kad reikėtų pradėti galvoti dalyviams būtent apie pilnus saugos lankus. Tai kad apsaugoti tą priekinę automobilio dalį, kad jinai nesideformuotų. Tai čia turbūt irgi tokia vizija į 24 metus. Pasijusti tikro ralio profesionalo kailyje galite ir jūs, norintys dalyvauti naujame jau 4. Aš ralistas realybės šou sezone, gali jau registruotis. Ir žinote ką, turime jums gerų žinių. Pirmoji, naujo sezono atrankoje nėra startinio mokesčio, taigi atranka jums visiškai nieko nekainuos. Kita gera žinia, jums nebūtina turėti jokios sportininko licenzijos. Geriausia, ką galite turėti, yra sportininko mėgėjo licenzija, tačiau negalit turėti jokios ralio ar mini ralio čempionato patirties. Taigi mes šiais metais ieškome visiško naujoko. Jis galės visiškai nemokamai startuoti mini ralio čempionate, jeigu parodys gerus rezultatus. Kitą sezoną pakviesim ir į Lietuvos ralio čempionatą. Prizo vertė siekia keliasdešimtis tūkstančių eurų. Svajoji tapti profesionalu? Junkis prie mūsų ir bandyk nugalėti. Daugiau informacijos ralistas.lt. Registruokitės kuo greičiau, nes bandyti savo laimę verta. Galbūt tai apvers aukštyn kojomis jūsų gyvenimą. Galbūt įgyvendinsite savo svajonę ir nepamirškite, jums tai visiškai nieko nekainuos. Laidą remia oro kondicionieriai Nordis išmaniam namų vėsinimui.